Kiekvienais metais gegužės 10 dieną minima pasaulinių judėjimų sveikatos labui diena. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras jau antrą kartą skatina visus susirinkti ir kartu minti dviračiais Žvėrinčiaus mišku. Atvykusieji džiaugiasi, jog organizuojamos tokios išvykos. Tai puikus paskatinimas pajudėti, pabėgti iš namų, įkvėpti gryno oro, sakė dviratininkai. O mes nuvykome patikrinti, ar daug Prienuose aktyvių sportininkų. Ar pirmą kartą vyksta šis dviračių žygis? Ne, jau antrą kartą. Praeitais metais buvo pirmas kartas ir tęsim šią tradiciją šiemet. Praeitais metais buvo galbūt pasyvesnė tokia judėjimo sveikatos labui diena, o šiemet nusprendėm, kad rinktis aktyvesnį judėjimą. Ar dalyvių daugiau susirinko šiais metais palyginus su praeitų kartu? Manau, kad taip. Iš pirmo žvilgsnio manau, kad taip ir dar matau, kad dar renkasi. Kodėl jūs nusprendėte tokį aktyvesnį būtent žygį dviračiais? Manau, kad daugelis dirbam sėdimą darbą, grįžtam į namus. Tie, kurie gyvenam daugiabučiuose, taip ir praleidžiam vakarą. Tai kaip paskatinimas žmonėms, kad galima rinktis tokį aktyvų poilsį, kuris labai sveikatai. Gal galite papasakoti, kokią šiandien programą parengėte dalyviams? Dabar važiuosim Žvėrinčiaus mišku, sveikatingumo taku. Ten vyks sveikinimo žodis, paskui žaisim judriuosius žaidimus. O kaip šventės uždarimas, tai leisim į dangų balionus, pririšim pasižadėjimus, kiekvienas dalyvis užsirašys pasižadėjimą arba svajonę, ką jisai, ar ten nuo rytdienos pradės kas rytą sportuoti, ar ten kažkokį kitą svajonę ir leisim į dangų, aukštai į dangų, kad tos visos svajonės išsipildytų. Ar tai vienintelis renginys, kuris vyks šiais metais panašaus pobūdžio? Ne, planuojam renginius su šiaurietiškom lazdom, nes šiaurietiškas ėjimas irgi gan sparčiai populiarėjantis ir manau, kad Prienuose yra labai tinkamos sąlygos. Bendradarbiaujant, žinoma, su Prienų sveikos gyvensenos klubu Versmenė, organizuosim daugiau renginukų. Šiandien važiuosim dviračiais. Ką duoda žmogui būtent važiavimas dviračiu? Tai ne tik tais dviračių, bet visas fizinis aktyvumas tai duoda mums sveikatai, mažėja ir bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje ir žvalumas ir visom organizmo funkcijom. Taip pat ir antsvorių, kurie žmonės turi antsvorio, tai numeta svorio. Kaip vertinate šį vykstantį žygį dviračiais? Labai džiaugiuosi, kad vyksta toks žygis, nutarėm su jaunimu palaikyti ir tikimės, kad jis ne paskutinis ir, kaip sako, pasidalinsim gerom emocijom ir tikimės, kad jis stiprės, masiškai plėsis ir viskas. Žmogus vardan sveikatos ir vardan kažkokio tai sveikatingumo daugiau atliks visokių veiksmų, žygių ir panašiai. Dabar esate tarybos narys, galbūt suaktyvinsite kaip nors fizinę veiklą Prienuose? Stengsiuosi iš visų jėgų. Kokius būtent renginius galbūt inicijuosit, jei ne paslaptis? Manau, kad visokius masinius sveikatingumo renginius stengsimės skatinti, aktyvinti, remti ir iš tikrųjų visas sveikatingumas ir sportas prasideda nuo masiškumo, tai nuo to ir pradėsim. Masiškumas, o po to jau profesionalus sportas. Kaip manot, ar prieniečiai yra pakankamai informuojami apie tokius renginius? Šiek tiek informacijos galbūt trūktų aktyvesnės, bet aišku, suradom skelbimą, matėm ir laikraštį, ir spaudoj matėm, ir dar šiokios tokios aktyvesnės, kaip sako, tos informacijos, bet aš manau viską su laiku. Kaip manote, ar pakankamai šiandien susirinko dalyvių? Visada dalyvių niekada ne per daug, bet manau, kad pirmam kartui tikrai neblogai. Ar jūs patį nustebino? Taip galima pasakyti, kad nustebino, gal maloniai nustebino. Kaip sužinojote apie šį renginį? Aš bent jau iš močiutės. O močiutė yra sveikuolė ar kaip? Sveikuolė. Sveikuolė, ar ne? O ką jinai veikia sveikuoliai? Močiutė sveikuolis, ką jūs veikia? Jos susirinka į Ąžuolo mokyklą, šeštadieniais darydavo mankštą. Kaip manai, ir bus sunku įveikti trasą šitą Žvėrinčiaus? Ne pirmą kartą važiuoju, tai tikiuosi nebus sunku. O ar tau bus sunku, kaip manai? Nežinau net. Pirmą kartą? Jo.